Visiems sveiki, draugai. Padariau tokį motocikliuką vaikišką savo sūnui ir noriu padaryti apžvalgą. Kaip matot, čia yra panaudotas giroskuteris, ir korpusas motocikliuko vaikiško. Viskas yra sudėta į bendrą krūvą. Giroskuteris yra perprogramuotas pagal gazo rankeną. Standartinį nuo paspirtuko ar dviračių, kai būna. Ten yra perdaryti mygtukai kai kurie, kad galima būtų reguliuoti greitį. Pavyzdžiui, į priekį 5%, atgal 5% ir į priekį 100%. Dar šiuo metu yra sureguliuotas greitis iki 10 km per valandą. Ir per lauką, per žolę labai gerai važiuoja. Bet kurį kalniuką drąsiai važiuoja. Priekinis ratas liko standartinis nuo motocikliuko. O galas, kaip matot, galinė pavara, pilnai giroskuteris. Jis pilnai pritvirtintas ant kampuočių, kaip matot. Viskas ten pritvirtinta pakankamai tvirtai ir saugiai, kad vaikas galėtų važinėti saugiai. Pilnas giroskuteris, kaip matot. Taip pat sumontuota radio ir net yra USB, su flaškute galima įrašus klausyti. Užmaitinta, aišku, nuo giroskuterio viskas. Čia yra policijos garsų tokių įrašytų, signalų visokių. Irgi čia viskas užmaitinta nuo giroskuteriaus. Policijos švyturėliai irgi iš AliExpreso buvau parsiuntęs. Ten eina tokia mikroschema su lėdais, su reguliatoriais. Viskas padaryti įmanoma, ten nesunkiai visai. Žibintas vienas dega, kitas jau perdegė. Ir gavosi toksai gražus motocikliukas, tricikliukas. Pirmas bėgis 50%, 100% į priekį ir 50% atgal. Važiuoja be jokių problemų, viskas veikia nuo standartinio akumuliatoriaus 36 voltų. Patestavau visai nemažai jau, kokius 5-7 kartus. Mes jau važiavom ir krovėm akumuliatorių per naują. Štai toks motocikliukas gavosi. 3 ratukų motocikliukas. Kaip galit matyti, važiuoja labai puikiai per žolę, per lauką, į kalniukus važiuoja lengvai, niekur nestringa. Gaunasi 2 galiniai ratai varomi, valdosi jisai kaip tikras motociklas su gazo rankenėle. Ir į kalniukus lygiai taip pat gražiai užvažiuoja. Akumuliatorius čia yra standartinis nuo giroskuteriaus, 36 voltų, 4,4 ampero. Čia įvažiavom į kalniuką ir išsikrovė akumuliatorius. Čia jūs galite matyti pirmą bandymą, pirmą paleidimą po giroskuteriaus programavimo. Aišku, čia jau antras bandymas. Pirmą aš pabandžiau, kai suprogramuoravau giroskuterį. Sūnui buvo labai įdomu perjunginėti potenciometrus,
perreginius bėgius, žaisti su improvizuota gazo rankena. Su tokiu žaislu sūnelis žaidė pakankamai ilgai, labai jam patiko. Manau, toks žaisliukas daug kam patiktų. Čia jūs galit matyti giroskuteriaus motociklo surinkimo stadiją. Pritvirtinau patį giroskuterį prie motociklo korpuso. Biškį vėliau parodysiu ten porą niuansų. Čia va galit matyti laidai per vidurį, gazo rankenos laidai prie programatoriaus porto prijungti. Čia toliau žalias, mėlynas, juodas irgi ten iš gazo rankenos prie giroskopo porto. Čia aišku visi tie laidai, kur kaip prijungti, viskas bus ant schemos, bus nuoroda apačioj po video ir bus viskas paaiškinta. Tik tai, kad ten yra video rusų kalba. Atkreipiu dėmesį čia, kad juodas su raudonu būna sumaišyti laidai. Kiniečiai būna supainioję šitą jungtį ir galit užtrumpinti. Labai atkreipiu dėmesį, kur pliusas tikras, kur minus. Ne pagal spalvą, bet pagal plius minus. Ir jungimo mygtukas. Laidai pravesti iki gazo rankenėlės. Čia va galit matyti gazo rankeną, pajungiam akumuliatorių ir dabar parodysiu. Lemputė įjungta priekis 50%, jungiam atgal 50% ir raudona lemputė 100% į priekį. Čia taip gausi pas mane, šiaip lemputės ir kaip jos pajungt, nėra jokio skirtumo. Pačios lemputės, kokių spalvų ir panašiai. Ir dar vienas potenciometras, bėgių perjungimas yra paslėptas pačiam motocikle, kad vaikas negalėtų jo paliesti ir įjungti, sakykime, 5 bėgį. Nes jis tada galės važiuoti 18 km/h. Tai yra pavojinga. Čia apitvirtinimus. Čia va tiesiai į korpusą. Keli varžtai. Ir juostelė. Per visą giroskuterį iš šonų yra čia priknėdyta. Kaip matot. Ir prie kojų pagrindo prisukta ir priknėdyta. Dar šiek tiek apitvirtinimus. Čia ta juostelė. Toliau kampuočiai priknėdyti prie korpuso. Čia va tie varžtai. Ir vėl ta juostelė. Prisukta, priknėdyta. Ir tvirtinimas čia prie kojų pagrindo. Per centrą čia užvirinau, suvirinau, kad nesivartytų. Tokiu būdu viskas turi laikytis gerai. Čia va pas mane dar liko pajungti maitinimą žibintų, audio sistemų, ten 12 voltų. Važiuojam. Čia jau paskutinis, kaip sakant, bandymas. Mes čia išėjom prie mokyklos į stadioną pasivažinėti, išbandyti pilnai iki galo.
Kaip galite matyti, jis puikiai važiuoja. Greitis yra geras. Kažkur tai 7-8 km/h. Kaip galit matyti, galingumo čia sočiai. Užtenka. Statykit laikus, kam patiko video, rašykit komentarus. Sūnus čia džiaugiasi, jam labai patiko. Sėkmės, draugai, ir iki pasimatymo.